Sveiki, kaip šviečia. Specialiai atėjau truputėlį vakare pasižiūrėti, kaip veikia mano naujasis šviestukas ant kameros. Bet ir akina. Va, dar stipresnė. Ir dar, jau čia mirksintis. Va. Kaip matosi. Normaliai matosi, o ne? Jau galima kažką pafilmuoti ir vakare. Neypatingai vakare. Jeigu mes naudojame va šitą juostelę, tai labai gerai matausi tik aš. O. Tai va. Bet šiaip va gali filmuoti jau va ir kažkokius paslėpsnius. Va, tikrai matosi. Va. Galim nueiti pas triušius. Dar nesu buvęs šiandien. Ir specialiai pasiėmiau šitą aparačiuką, kad ištestuot. Va, viską šviesu. Nedegam net šviesos. Ir vat galime eiti į akliną tamsą. Ir va triušiai. Triušiai kimarina. Kimarina? Ne? Nu gerai, biškai per anksti aš atėjau pas jūs. Aš tik testuoju akumuliatorių šitą apšvietimą. Imkit. Tai va, pažiūrim, kaip triušiukai gyvena mažiukai. Tikiuosi neišmėtyti. Ne. Viskas tvarkoj. Bet tai kaip apšvietimas geras, ne? Viską va matot. Ir aš ko puikiausiai matausi. Ir vienintelis minusas šito apšvietimo, aš po to pasimsiu, aprodysiu ir paaiškinsiu, kaip jis čia veikia, kad gavosi sunki kamera. Bet ir laiko ilgai, gal net per šviesu. O. Ir laiko gerai labai. Ir patogu įjungti arba išjungti kamerą. Nu, žodžiu, vieni plius. Ir kaina nedidelė, nes už tokį mokėjau AliExpress'e, man atrodo, 22 eurus. Tai jeigu kas norit, kas žinot, galite ir nusipirkti. Aš vat, kaip eisiu į garažą, truputėlį apie jį pakalbėsiu. Tai va, aš naudojau anksčiau vat tais tokį GoProškės. Jis labai lengvas ir mažas. Viskas su juo buvo tvarkoj. Tačiau labai trumpai šviečia. Dabar nusipirkau va tokį iš AliExpress'o. Tikrai esu patenkintas. Gavau, nu, vat, pakrovėjas, aišku, va štai toksai. Gal truputėlį su USB. Kas man labai patiko, nu, aišku, čia galiu dar vieną prydą pasisakyti prie jo, bet aš neėmiau, aš tik pasiėmiau šitą, nes tik ant GoProškės aš jį naudosiu. Yra vat paprasti filtrai, jeigu tu nori įsidėti. Ir kas labai man patiko, tai net vat pasimsiu kamerą, atsisuksiu ją į save ir paimsiu su telefonu, pafilmuosim. Prieš tai turėjau kitą apšvietimą, kur neįmanoma ties šitą vietą paspausti įrašymo mygtuką. Kaip uždedi va šitą mikrofoną, čia irgi trukdo ir neina paspausti įrašymo mygtuko. Tai papildoma koja irgi trukdydavo, va tokia koja, judėdavos irgi trukdydavo. Tai va šitas variantas man yra labai patikęs. Dabar kaip pakeisti vat filtrą, tai vat paėmė paprasčiausiai, atkeli dangtelį ir filtrą pakeiti. Vat su šitaip jau švies paprastas ledas. Matot, kaip šviečia. Su šitu jau tavęs taip neakina. Šviečia tikrai ilgai, tikrai kokybiškai. Sakau, vienintelis minusas, kaip aukštai pasistato kameroj. Tai tokia kamera sunki gaunasi, nepripratus ranka. Bet čia ką, tik tamsiuoju paros metu, kiekvieną kartą ašgi nefilmuosiu su ją. Tai toksai, kaip aš sakau, pliusas, bonusas prie mano turimos aparatūros, tai tikrai pasiteisino. Šitas yra minimiems, va tokiems, minimukams. Irgi taip kažkiek tai šviečia, labai stipriai nešviečia. Ir jau dabar po 2 metų naudojimo jis ilgai nebešviečia. Anksčiau tai dar šviesdavo apie kokią, 15 minučių, dabar tiek nebešviečia.
Tai jeigu kažką pafilmuot rimčiau, tai pritrūksta apšvietimo, šviečiamojo laiko. Žiūrėkit, kiek visokių turiu niuansų ir dalykų. Vat, nusipirkau kaip tik ant dviračio laikiklį, nes ant moco turiu prisisukt GoProškį, jeigu važiuot. Ir žiūrėkit, kiek visokių turiu. Va, taipogi turiu ir va tokį netgi, irgi šviestuką. Bet jis geras, patogus man. Tik vat užnervina mane ir veikia, va, matot, reikia paimti, palaikyti ilgai. Ir išjungiant irgi palaikyti. Šitai, vat, spusteliai išjungimui reikia palaikyti, o įjungimui spust ir įsijungia greitai. O va šitą tai reikia, va, ir erzina mane tas, va, kad spust ir neveikia. Va, laikai ir tik tada įsijungia. Tai va toksai, tokia kombinuotė man nelabai patiko. Tai aš jį, aišku, jis ir pigesnis buvo, irgi iš AliExpresso pirktas. Matot, kiek visokių šudukų niekučių prisipirkinėjęs. Mano pirmoji kamera prieš beveik 2 metus, kur pradėjau filmuot vlogus į YouTube. Visi rėkėt, garsas prastas. Tai ėjau prie mikrofonų, o ilgas kelias čia buvo. Čia visa, kaip sakau, čia visa mano istorija. Tai čia GoProškės apsauginiai stikliukai. Čia buvo Voltos vieta, bet kadangi Voltą pardaviau, tai galima skirsnį ir uždėti va taip. Kam Voltą pardaviau? Paprasčiausiai šios nenaudojau, o tuos pinigėlius geriau kažkur kitam dalykui investuosiu. Tai va tokie va mikrofoniuksai. Va tokie mikrofoniuksai. Šitas irgi labai geras. Tik tai kaip aš sakau, irgi trukdosi. Tai bandai viena pusė, kita pusė. Nešiojimas pats geriausias ir tinkamiausias man šiuo metu. Tai va tokis nedidukas mano inventoriukas. Gerai, apie apšvietimą tiek. Dabar visi norėjot apie kameras, kad aš parodyčiau, pasakyčiau, kokias naudoju. Tai dar turiu vieną kamerą, pabandysiu atsinešti. Vat kalba eina apie tokias kameras. Jau čia įsvištininkė šitą kamerą, nes apvalysiu viską. Tai truputėlį papasakosiu, kaip čia jos veikia, kaip kokybė, nes va dabar pirkau tai va šitos firmos kameras. Tai va pabandysiu papasakoti, kaip viskas veikia ir su kuo valgoma. Tai apsitvarkau, atsinešu kameras ir pratęsim kitam epizode. Bandom su nauju apšvietimu, gal geresnis ir vaizdas bus, ne tik garso kokybė. Tai va, pasiruošiau kamerytę, šitų senų neberodysiu, aš čia sakau, jau jos atitarnavo. Čia visiškai nėra planuotas video, visiškai. Aš net negalvojau jo daryti, bet pamačiau, kad į privatų žmonės pradėjo rašinėti, kas čia per kameros, kas čia ką, kokia kokybė, kaip viską veikia. Tai tik tais aš susivėliau su kaina pasakydamas, nes aš vat už šitą, ne va už šitą, bet vat už šitą, va, su 2 kamerom, va, matot, mokėjau 22 eurus. Bet pasirodė, tai buvo prieš naujus metus ir kažkokie išpardavimai. Dabar lygiai tokia pati pas tą patį pardavėją yra, man atrodo, 9 eurais brangesnė. Aš visą laiką perku be SD kortelės, be. Ją galima nusipirkti Lietuvoje, ji net pigiau gaunasi. Dabar ką mes čia turim? Galite SD kortelės nenaudoti, jie naudoja internetą, tai jeigu norite, taip kaip aš pasidaręs, matyti vaizdus, tai vat nueinam į mano appsą ir vat atsidarome jį, kaip čia jums, kad jums būtų geriau ir patogiau. Nueinam į šitą ir vat ką aš matau. Va, čia šitame appse matau. Yra galimybė nusipirkti. Šiuo atveju, jeigu tu turi internetą pastovų, tai gali matyti, tiesioginį vaizdą. Va dabar žmogus praeis ir aš jį matau.
Aš praeisiu, irgi jį matau, labai greitai veikia, viskas tvarko, čia priklauso nuo jūsų interneto. Tai faktas tas, dieną viskas tvarkoj, kamerų kokybė man fantastinė, viskas yra tvarkoj, nustatymai, čia galėsit pasižiūrėti, yra tutorialai užsienietiški, tai jūs ten įsižiūrėsit, aš tai to tikrai nedarysiu, nes nemoku, nesugebu ten ir per daug laiko, tik pasakau, kad yra toksai dalykas. Galit gauti, pavyzdžiui, žmogus praėjo, galit gauti iš karto pip programėlės, kad žmogus praėjo, toj žiūrėk tikrinkis. Bet turi būti internetas tiek telefone, tiek pastovus kameroje. Ko mums reikia? Reikia arba 12 voltų, arba 24 voltų. Aš viską bevilio ryšių daręs. Yra tų kameryčių, vat tokių, ir su saulės panelėm, ir su papildomais elementais, ir su visku. Bet aš esu pirkęs pačias paprasčiausias kamerytės, pačias pigiausias. Man va šitos kameros, vat, kur dabar va matot, kabo, tai pirmoji kamera, ji kabojo nepertraukiamai, nesugedus. Ir dar dabar kabo apie 4 metus. Bus 4 metai. Tai kaip už tokią pinigų sumą, aš dar už ją buvau mokėjęs 15 eurų. Dabar jau jos pabrangė. Matot, kaip nušutė musių nušikaliota, viską. Kortelė dedasi va šičia. Kokią kortelę jūs norite dėti? Jei aš dedu daugumoj po 32 gigus, tai matau apie, jeigu reikalas yra, matau savaitės 10 dienų, atsiprašau, kažkas apie 10 dienų nufilmuotus vaizdus ir įvykius. Jie yra suskaidyti kas 5 minutės. Gali pasidaryti kas 10 minučių, gali pasidaryti kas 20 minučių. Ir yra labai gerai, kad tu, pavyzdžiui, esi pasidaręs programėlėje, kažkoks žmogus praėjo, katė, šuo praėjo ir nufilmavo, nufotografavo nuotrauką. Ir tu pagal tas nuotraukos laiką gali iš karto nueiti į tą filmuką, pasižiūrėti, kas ten tuo metu vyko prieš 10 minučių, prieš valandą, arba net kitoj poroj ar kažkas. Tai va. Iš pat pradžių tai aš čia sukinėdavau, tas kameras žiūrinėdavau, dabar tai padaręs ant minimum sintuvo, kad, ta prasme, kokia katė ateina, kad nefilmuotų. Tikslas man ne tai, kad ten apsisaugot nuo žmonių, nes nuo žmonių neapsisaugosi, nes čia tikrai taip nebus, nes jei ateis kažko vogt, tai vogs, pavogs. Pirminis tikslas yra man taip, kad aš matyčiau mini ūkį. Kaip išvažiuoju, man yra, pavyzdžiui, vis tiek aktualu ir labai faina, pasižiūrėti, kaip tas mini ūkis gyvena. Tai aš tų kamerų prisidėjęs, dabar dar planas yra susitvarkyti tą seną pastatą ir dar įsidėti ten, nes ten yra tik viena kamera, tai visko nematau, įsidėti dar papildomai 4 kameras, kad, tikrai daug matyčiau ir viską. Yra galimybė ant vienos kameros 10 žmonių prikabinti. Tai tu tik pasidalinai kamerą, nusiunti tą kamerą, kaip per Messengerį, per Viberį, nesvarbu per ką, ir tu gali, duoti ten prieigą, sukeiti kamerą, gali duoti nustatymus pakeisti, gali duoti tik taisi prieigą, kad tik taisi žiūrės žmogus ir daugiau nieko. Tai labai geras dalykas, sakau, programėlė yra EC ir C, tai labai gražiai, gerai, kokybiškai. Valdymas irgi kokybiškas, dabar pasirinkau, sakau, 2 kameras viename elemente. Tai vaizdas, manau, tikrai neblogas. Vat. Matosi, viskas. Taip. Tai va. Yra galimybė laidu atvesti. Vat, laidas įsijungia. Ir čia yra 12 vatų, ta prasme, keitiklis. Iš 220 į 12 įsistato ir pasideda. Šiuo atveju mano kamera yra viena va šičia, matot, jinai taip atrodo. Jos gali ant lauko būti jokių problemų, bet aš visą laiką darau, kad tiesioginio lietaus negautų. Nes reikia jas ir po to nuvalyti ir visokių taip, kad nesugestų. Žiūrėkit, iš karto mane fiksuoja. Matot? Va, iš karto. Aš einu,
Va, kamera mane fiksuoja. Bet aš padaręs taip, kad man į telefoną nepranešinėtų, kada kas ten fiksuojasi, kas ten kas kaina, kaip išeidinėjau aš. Matot? Ir aš nueisiu. Ja galima padaryti, kad kamera dar sektų, bet aš sekimo funkcijos nenaudoju. Va, ir viskas. Ir jau jinai mane įrašė kaip žmogų. Dabar yra ta funkcija, kad aš ateinu, va dabar iš šito kampo. Opa. Aš dabar atsijungęs, nes ir vat kaip ateini iš šičia, iš karto SMS praneša. Pip, pip, kad atėjo kažkoks žmogus. Tai va, tai kaip už tokią pinigų sumą kokybė, nu, ar neįmanoma matyti, kas vaikšto. Aišku, jei su kaukė ateis, tai taip. Bet šiaip tai pažįstamas kažkoks tipelis, ne? Kas čia per tipelis? O, kažkoks ūkininkas su kroksais. Ne? Nu, arba matot, kitą kamerą mato mano vaizdą. Va, aš dviejose kamerose. Greitis geras, viskas yra gerai. Dabar einam mes ant senesnės kameros. Palaukit. Einam ant šitos. Čia senesnio tipo kamera. Matot, vaizdas jos truputėlį jau yra kitoks, blankesnis. Matot? Nu, bet šitai kamerai, aš galiu pasakyti, jai metelių 4. 3 tai yra, man atrodo, jinai pati pirmoji kamera. Tai va, aš ją irgi keisiu. Jau dabar čia kabo. Va taip va prikabinta, tik taisė 220. Iš namo gaudo bevėlį internetą. Tai va. Reikalai esant aš matau kiemą. Vat. Bet dabar aš ją daugumoj, va tik dabar atsukau. O šiaip tai aš stebiu mini ūkį. Vat vieną kamerą čia. Maždaug stebisi, po to kitos ten. Tai va. Tai kaip aš galiu pasakyti, sako žmonės, kaip kokybė. Lyginant senesnę kamerą, kaip pirkau, ir su šita, tai šitos kokybė geresnė. Buvau atlikęs tokį eksperimentą, kad pirkau, nu, ant dėžutės ten kinai labai įdomiai parašo. Parašo labai įdomiai, ten 8 megapikseliai, 5 megapikseliai, nu, priartinimas, tai jo, yra toksai, bet nepasitikėkit šitais parašymais. Jeigu jūs perkat normalią kamerą, atrodant šią, va, tai taip, va taip, ir ji kainuoja ten, man atrodo, yra Lietuvoje specializuota parduotuvė, kur ten kažkokia, kad aš mačiau reklamą, tai ten tikrai va kameros. Nereikia papildomo apšvietimo nieko. Mano šitom kamerom reikia papildomo apšvietimo. Tai mano yra nuo judesio lempos. Nes kodėl? Pavyzdžiui, jei į kiemą atvažiuos automobilis ir jis bus per 30 metrų, numerios patamsį gali ir neįžiūrėti. Šviesos metu jokių problemų. Numeriai yra įžiūrimi, jokių tame niuansų nematau. Dar pavyzdžiui, aš pasiimu kamerą. Ir va, turiu dar vaizdą su prietėmu. Ir numerių tu įžiūrėti negali. Nes automobilis, kamera stovi maždaug 50 metrų atstumu nuo automobilio. Tai va, tokį mes turime niuansą. Bet, kaip aš sakau, hebra, ji nėra 200 eurų kaip ta profesionali kamera. Tai mes iš šios kokybės tokios ir nenorim imti. Ta prasme, nesitikėkim. Nes kur, pavyzdžiui, produktas, o kaip ir telefonas, arba ten gera kamera, ji kainuoja. Ten, va dabar kaip irgi planuoju ruoštis filmavimo vlogo kamerą, pirkti iki 700 eurų. Ir yra analogai už 400 eurų. Tai tikrai mes tos kokybės, to tarnavimo laiko neišgausime. Tai, bet va tokiem paukščių stebėjimam, prižiūrėjimam, ten ar lapė atėjo, ar kažkoks vanagas, pavyzdžiui, pas mane dingt pradėjo viščiukai, aš atsisuku kamerą ant kompiuterio, žiūrėjau ir pamačiau, kad kažkokios kaip pelės, kaip patsukai ateina ir pavogė tą vištuką. Tai supratau, kad žiūrkės vasarą. Tai va dėl šitos priežasties aš šitas kameras ir naudoju, tai man yra jos va. Jum, jei jūs kažkokių kitokių nori ten saugot kažkokį seifą, kuris pilnas aukso, tai jūs rinkitės geresnės kameras. Jeigu mano sekėjai neturi galimybės, nemoka prisijungti jų ir jūs gyvenate Alytaus rajone,
Tai aš galiu jums padėti, atvažiuoti, padėti pajungti jas, parodyti, kaip pasijungia, aišku, jūs patys atsivesit laidus, ten, kur jūs norėsite, ten galiu pakonsultuoti, galiu padėti, tikrai man nėra sunku, nes kai kuriems žmonėm, kurie pamatė iš seniau šitas kameras ir paprašė mano pagalbos, aš padedu, jokių problemų. Tik tai norint, reikia turėti išmanųjį telefoną, interneto pastovų ryšį ir kamerytis. Ir jūs galite matyti bet kurioje pasaulio vietoje savo sodybą ar savo vietą. Tai va, tai už tokią pinigų sumą, na, pavyzdžiui, tokis setupas, ten 36 gigų kortelė, šitas kainuoja užsienį AliExpress'e dabar apie 30 eurų, gal 35 eurų. Tai va. Nei daug, nei mažai. Ar jums to reikia? Turite atsakyti patys savo. Mano poreikius šita kamerytė patenkina. Kito žmogaus poreikių nežinau. Jeigu reikia pagalbos, mielai prašau kreiptis pas mane. Aš tikrai padėsiu, kiek galėsiu, nes kai matau mane gerbė sekėjai YouTube'o, reikia man ir jūs gerbti. Ir kai pamačiau, kad 8 žmonės susidomėjo šitom kamerom, tai supratau, kad tikrai yra poreikis jums įsamiau papasakoti, kas čia per daiktas. Tai va. Kaip jungiasi, kaip valdosi, kaip viską, tai yra, susivedat kameros pavadinimą, va, angliškai parašot how to connect, nors yra instrukcija parodyta paveiksliukais, kaip prisijungti viską, reikia tik skaityti ir domėtis. Tai aš tikrai nekalbėsiu, neaiškysiu, nepasakosiu, kaip čia prisijungti, kaip čia nustatymai, kaip viską, nes daugumai ta informacija nėra aktuali, o tam, kam yra aktuali, tai jis nueis į kitą YouTube'ą, angliškai įsives ir ras ir tikrai, nes aš, pavyzdžiui, irgi domėjausi prieš 4 metus su šitom kamerom, nuėjau, pasižiūrėjau, įsirinkau tai, kas man aktualu. Tai va. Viskas, bičiuliai. Taip trumpai, manau, kad tikrai padėjau kažkokių klausimų jums atsakyti, išgvildenti, ar jums tinkam ar netinkam. Ir jeigu turit kažkokių klausimų, rašykit man į Instagramą Giedrys arba į Messengerį Giedrys. Aš visur taip pačiai vadinuosi, visur Giedrys. Tai pabandysiu jums padėti. Jei neturiu laiko, atrašau truputėlį vėliau, bet visą laiką į, kaip aš sakau, taktiškas žinutės atrašau. Ten labą dieną, Giedriau, Giedry, arba ten dar kažkoks YouTuberį, nesvarbu, noriu ten kažkokios konsultacijos, kažką, kiek galiu, tiek padedu. Aišku, aš negaliu pasakyti, kad Jonai, Petrai, tau va šita kamera, Danutė, ten dar kažkokie, tau va ta kamera. Reikia kiekvienam pagal savo poreikius pasižiūrėti. Ir pagal tuos poreikius tu tada nusistatai, kokio tau įrenginio reikia. Tai va.